Pasitikti tikrą kalėdų senelį iš Laplandijos keliaujantis Lietuvos vaikai vardėjo ištikimųjų elnių vardus, tačiau senelis į Vilnių atvyko ne rogėmis, o lėktuvu. Priežastis paprasta, pas mus nėra sniego. Ypatingą svečią Vilniaus oro uoste pasitiko lietuviškasis kalėda ir būrys mažųjų. Dovanų maišas akimirksniu ištuštėjo. Tačiau jau laupukių vadinamas svečias iš Suomijos akcentavo, kad svarbiausia pasaulio vaikams ne dovanos, o taika. The friendship and peace in the world. That would be the best thing, the best gift for every nation, every child. Have a secure future. Thank you. Good Christmas. Thank you. Ačiū. It's empty. That's supposed to be so. Lietuvoje viešintis kalėdų senelis aplankys Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionatą, Karoliniškių seniūnijos vaikus, aklų ir silpnaregių ugdymo centrą. Jau laupukio apsilankymas Lietuvoje truks 4 dienas. Stasys Vitonis, L rytas LT.